labai labai. Ir sako, dabar, žinai, Vitalija sako, kaip tavi per lungo žiūrėdami mokiniai vadina, nu sakau, kaip bitutė. Bitutė. Žinai, bitutė, Vitalija, bitutė. Sako, tik tai iš vieną galą kitą, labai vaikai nelaija. Tai kurgi, tokias teritorijas jūs apvalydavot, sniegą kasdavot ten. Kad mokinys nesėdėtų su šlapiam kajytėm, geriau aš šlapia sėdėsiu. Matote, kiek jūs... Ajazų dėl tai pasaukojęs buvau. Labai Ir aš Dievas išduoda gal sveikatos. Kad dabar tai 12 kapų savanoriavimo. 12 kapų tvarkot. Taip, ir Petrašiūnė. Alantos 12 kapų tvarkot? Taip. O dar dirbate? Oi, ne. Jau viskas Ne. į atostogas ilgasias išėjęs. Taip. Jau 10 metų. O kur jūs gimėt, Vitalija? Matai, tėveliuko. Na čia jums nebesir sakyti. Kuriam krašte gimėt? Šiandien. Čia? Aš neatsimenu, kur tėveliukų banditai. Ai, banditai užmušė tėveliuką Namų jūsų. sudegina, dokumentų sudegina, mamutė gavo stresų, amžinatės 10 metų liko. Ir mes klajojam po pasaulį. Ir aš nežinau. Metų likote, tai kas jūs priglaudė? Tik priglaudė mamutė, taip ir vargam. 14 metų Mikaliukas amžinatės brolis pradėjo eiti ir kai ko, aš nežinau ko. Tai Vanas taip žiūrėdavo ir mamutė ją dar bandė. Tai jūs visą gyvenimą čia? Ne visų, nes ir Videniškės, ir Gražiškė, ir visur. Nu, klajojam po pasaulį, kaip klajoklį. Tai kiek metų jums buvo, kai čia jau Alantoje Naujasodyje? Čia Naujasodė brolis Mykolas atėjo Ūkvedžio Avilčias dirbti, amžinatės braliukas. Ir tada mes atvažiavam čia. Avilčias iš Avilčių. Iš Avilčių. Ir čianai, tai va mamutė ėjo lauką darbam ir aš pradėjau lauką darbam eiti nuo 13 metų. Nuo 13 metų? Taip. Ir 4 skyrius baigiau. Supratau. Ir kaip čia atsidūrėte dirbti? Atsidūriau dirbti, tai jau lauką darbam. Ir buvo direktorius Dekas, technikumą pats pirmas. Ir Anas pamatė mane, nors gida vaikas. Sako, taip ščiriai viską dirbi. Sako, gal technikumą galėtum. Tai pirmat buvo senimas rūmas, čianai bendrabutis ir viskas. Tai aš čianai dirbu valytojų. Valytojų, o paskui iš valytojas pradėjo čianai Kantrimavičius dėstytojas, direktorium amžinatės. Tai va, tai tada ir aš nudėjau tenai dirbti. Bendrabutį dirbau, o paskui Stebienė Irena dirba universitetą. Ir labai Kantrimavičius direktorius sako, Vitaliuk, gal galėtum pamėginti tiems irgi dirbti. O dėl ko tas Kontrimas taip su paslaptim jums pasakė? Ar galėtum tiems irgi dirbti? Tai sako, tai bendrabučia, sako, taip ščiriai, sako, taip Stebienė Irena. Sunkiai, labai atsileido, sako, atvažiuoja svečiai ar kas. Jūs užgauti jos nenorėjo, dėl to taip tyliai pasakėt. Tyliai, Gerai, smagu labai. Tai šitą, tai tada aš galvoju, ajajajaj, čia mes tai dabar čiakam, kapronitėm, čia tik pašuoja ir sėdi budelai. Ajazu, tai sako, reikia apsingos darbas, kai pradėjau, narytą lik vakarą, narytą lik vakarą, galbūt mėnesis šitiek nuo 7 ryto iki 10 valandų vakarą dirbu. Kodėl tiek nuo ryto iki nakties? Tiek iki nakties, O kodėl? kad gražu būtų. Kad gražu, kad būtų. Jums taip svarbu buvo? Labai. Ir iki vėlyvų šalnų žydėdavo rožės vieną kartą, bent 15 žiedų. Ir dar būdavo peržegnaujų matinėtai, Bitutė Vitalija, sako, kokie mokiniai, sako, Bitutė, nes mūsų gimtadienis draugo, sako, ar galima nusiskinti rožę, įsivaizduojat? Tai sako, aš tada peržegnojau ražyti, sako, atleisk, mano draugas atėjo, neturi pinigų, kad ražyti rožį nuskinutės rožės. Rožės va šitokios. Ajazų, kaip šitie vakiečiai atvažiavo, dabar širdies kalba, Ajazų, kaip Milaja Bernardas, su Rančiaus seserė atvažiavo. Smagu labai. Man buvo Vitaliukė, smagu.
gyvenimą savo asmenį tikrai skiriate kitiems žmonėms, studentams, Labai. mokiniams, dėstytojams, Taip. Alantos profesinio rengimo centrui, dabar čia vadinasi, Taip. anksčiau buvo technikumas. Aha. Man teko agronomų šiek tiek studijuoti, tai dėl to aš labai gerai pažįstu Vitaliukę, su kuria visa širdimi sakau didžiulį ačiū, kad esate, kad prisidėjot prie mūsų nelengvo gyvenimo. Nelengva. Ir noriu paklausti, kodėl jūs tiek atiduodavot žmonėms? Ar jūs turėjot savo asmeninį gyvenimą? Turėjau. Kiek vaikų turite? 2. 2. Taip, Albertas ir Nijolė. Albertas ir Nijolė. Taip. Albertą teko matyti kažkada? Albertą Nijolė apsiženijus Abelės. Rokiškio rajone. Obelius? Taip. Nijolė. Už Dainiaus, Vytautą. Va, o aš iš Obelių. Na, Prieš Alantą gyvenau Obeliuose. Tai mes ir pažinot. Ką jisai veikia? Dainius. O ką veikia ten Obeliuose, ką dirba? Ana? Nu. Slaugutė. Ligoninė. Tai žinokit, dar nepažįstu. Ne. Gal netyčia. Ne. Tai 2 vaikus. O vyras kas jūsų buvo? Vyras Beliauskas Jonas. Mama, Beliauskas Jonas. vyras. Aš čia va, pirmą gyvenau. Geltonas namelis. Namelis, tai mes dabar pasdavanojam su sūnum. Aha. Anas valdiškam būtai gyvena, a čianai pasdarėm savo sadybų kaip ir, a šianai atoliu. O kur dabar jūsų Jonelis? Jonas mano, Jonas. 38 metų amžinybės. Jau 38 38 metų. 54 metų Salėris buvo ir 54 metų staigiai mirė. O kaip be vyro tiek metų vienatvėj? Taip viena. Ir žinau, Bet žiūrint į jūsų veidą vienatvės nejaučiu dabar. ačiū už komplimentą. Prašom. Amžinybę 54 metų, a 45 metų likau našlė. Ir dienoraštį rašiau, ir laiškus rašiau. Va. Lyja lietus, krenta baliai, ranka štirkščias nuo darbų ir vėjų, ateini, duris atidarai, už medinę stalą atsisėdi. Ir atrodo visada buvai, metai eis, bet tu nebepaleisi. Dunksa tylus ir nežinoma, paprastai kaip sugrįžimai. Visais ramybėje brangus, tavo Vitaliukas, tavinam žinutėm. Kaip šiltai, kaip jautri. Tai buvo 2 kandidatai. Sakiau, eikit bažnyčią, laikinkit kapines, paskabinkit nuotraukų ir lauks jūsų žmonelą su šiltu vakarienį. Aš jūsų prakaituotų marškinių nemarkausiu. Ne jūsų vaikai, ne mano vaikai, mano vaikai, ne jūsų vaikai. Ir paskabinkit nuotraukas, ir turi būti pagarba mirusio. Ir būdavo prisisapnuoja man Jonas. Ačiū Vitaliu, kad gydai mano žaizdas, nenusimink, būsime abu kartu. Va, vardan Dievo, tėvas, sūnaus, šventos dvasios. Tai va, pagarba ir mirusio. Miela Vitaliukė, Taip. pabaigai, kodėl tiek tikėjimo Dievu Labai. ir kas tai skatina ir... Man Dievas skatina, kad man labai padeda. Aš nesergu. Ir man ką suskausta. Aš po ir meldžiuos. 4 valandas meldžiuos. 4 valandas? Nuo 9 iki pusę 3. Tai čia darbas nelengvas? Nu tai aišku. Irgi darbas yra. Ačiū Dieve už duoną, ačiū už saulę. Ačiū, kad einu šio žemės keliais ir takais. Dieve padėk man, Dieve padėk. Nusidėjau dangų ir žemį, mano viešpats ir mano Dievas. Ačiū Dievuliukui iš viskų ir darbus, ir džiaugsmus, ir skausmus aukoju tavo geras ir amžinasis Dieve. Ir kad darbas būt kaip maldai, suteiks amžiną džiaugsmą mano brangiam mirusieji. Ačiū brangieji mirusieji, kad meldžiate man gerą sveikatas ir aš už visus brangieji mirusieji melsiuos ir lankysiu kapines visą savo gyvenimą, kol eisiu šio žemės keliais. Aš sėdžiu prie švento žmogaus, iš tikrųjų, mėly žiūrovai. Miela Vitaliukė, ką palinkėtumėte žmonėms tiesiog? Vat pabaigai. Sveikatos, stiprybės, taikos, laimės, ramybės, kantrybės ir visą, ką geriausia. Te laimina Dievas. Te laimina Dievas. Oi. Tai yra mūsų Lietuvos Vitaliukė.